Trūksta apatinio registro. Dažniausias klientų prašymas, nes tokiose mašinose su upgrade'inta audio sistema dažniausiai vis tiek apatinio registro trūksta ir dažniausias klausimas yra, kaip galima padaryti to apatinio registro daugiau, nesunaudojant automobilio bagažinės vietos. Na, tai įmanomas toks sprendimas, tai yra bet kokiu atveju brangesnis sprendimas, nesunkiau išsprendžiamas, bet bagažinė lieka visa laisva. Pati sistema lieka visiškai originali, pasikeičia tik tai žemadažnis. Šitas automobilis yra su Bang & Olufsen sistema. Žinoma, tai nėra pats geriausias sprendimas, nes mes pakeičiam tik tai žemadažnį ir turim labai ribotą jo valdymą. Negalim keisti tam tikrų parametrų, tai todėl tai yra toks pleistras pačiam tam visam komplektui sistemos, bet apatinis registras pagyvėja ir pagerėja. Prastesnis ir ekonomiškesnis sprendimas yra toks, paprasta dėžutė gale, kurią žinoma galima išimti, bet tai yra bet kokiu atveju didelė dėžutė užimanti vietą. Aišku, muzikos prasme tai yra geresnis sprendimas, šita sistema jau yra ir mūsų modifikuota, tai tiesiog, kad pasivyti tą priekį reikalingas toks sprendimas, bet kiekvienam galima pasirinkti. Arba montuojam taip, kas yra pigiau ir efektyviau, arba montuojam po dangčiu. Bet kaip minėjau, visada pilnos sistemos komplektacija, pilnos sistemos keitimas yra daug geresnis variantas, nes tai mums leidžia pasiekti daug geresnį rezultatą, tą patį žemadažnį privedant kartu prie visos sistemos.